Kristalai iš tikrųjų yra labai galingas įrankis, norint atstatyti jūsų sveikatą. Kiekvienas kristalas turi savo energetinius dažnius. Todėl jisai gali daryti poveikį žmogaus kūnui, žmogaus sąmoniai ar, sakysim, jo aplinkai. Kristalai nuostabūs tuo, kad labai paprastu būdu ir nesudėtingu ir be jokio šalutinio blogo poveikio tu žinodamas, išmanydamas energetinius taškus, tu parenki reikiamą akmenį, uždedi. Jeigu mes paimsim ametistą, tai jo energetinės vibracijos yra maždaug nuo 700 Hz iki 900 Hz. Aukštos vibracijos, nes žmogus, kai yra meilės būsenoje, jo energetinės vibracijos siekia maždaug 639 Hz. Kai esame meilės būsenoje, esame visiškai atsipalaidavę, džiaugiamės gyvenimu, jaučiamės laimingi ir be abejo tada mūsų kūnas sveiksta. Priešingai, jeigu mes jaučiam pyktį, tai mūsų energetinės vibracijos nukrinta iki 160. Pykčio būsena labai atsiliepia mūsų tokiam organui kaip kepenys. Pavyzdžiui, kepenys yra taip pat susiję su mūsų regėjimu. Mano terapijų metu aš dar pastiprinu poveikį ir spalvų šviesos poveikiu. Tie taškai stimuliuojami kitų dažnių. Jeigu tu uždėjai ametistą, kaip sakiau, nuo 700 iki 900 Hz toje amplitudėje yra keičiama organo energetika. Taip galima subalansuoti visą kūną. Labai siūlau išbandyti kristalų terapiją. Mano vedamos terapijos remiasi senovės kinų medicinos žiniomis, išmintimi, Dao filosofija, kitomis pažangiomis sveikatinimo kryptimis.